Pasaulio čempionate, vis tiek pirmas startas tokio rango varžybose. Smagus, faina čia būti, kovoti su visom, vis tiek pasaulio lygio geriausiam trišuolininkėm pasaulyje. Tai smagu. Ar rezultatas galutinis, nežinau, džiugina, patinka toks, koks jis buvo? Ne, nepatinka. Tikrai žinau, kad galėjau daugiau. Šiandien negalėjau. Tiesiog padariau, ką galėjau šiandien. Gavosi kaip gavosi. Beveik prieš mažiau nei mėnesį Lietuvos čempionate pavyko šokti toliausiai šiame sezone. Kodėl nepavyko pakartoti bent jau tokio šuolio ar kažko panašaus? Manau, kad gal trūko biški varžybų ir prieš šitą, nes vis tiek praėjo 3 savaitės. Tai trūko varžybų, gal biški treniruotės per stiprias padarėm. Taip susidėliojo šiandien. Turėjai 3 tokius galingus startus, uždarų patalpų čempionatas, po to komandinis čempionatas, tada tas Lietuvos čempionatas, kuris baigėsi įtemptai. Kiek, nežinau, tokios stiprios varžybos, kur reikia stipriai pasigrumti dėl aukštesnių vietų ir užgrūdina ir verčia tarsi tobulėti pačiai į priekį? Manau, kad kai atsipalaiduoji ir tada būna geriau, o kai nori labai daug ir galvoji, kad labai daug, tada dažniausiai nesiseka. Tai va šiandien taip įvyko. Kas dabar toliau? Toliau dar kitą savaitę Lenkijoje, greičiausiai bus dar vienas varžybos ir tada jau baigėsi sezonas. Ir tada prasideda taškų medžioklė, ar ne? Jo. Olimpinėms žaidynėms. Taip. Kitai svajoniai. Tikrai taip.